8 būdai, kaip tapti kriptomilijonieriumi. Galima pirkti top 10 kriptovaliutas ir laikyti jas ilgą laiką. Galima užsiimti miningu. Kitas būdas yra prekiauti kriptovaliutų biržoje arba investuoti į DeFi platformas. Galima ir steikinimu užsiimti arba dalyvauti naujų kriptovaliutų išleidimuose. Taip pat dar yra shitcoinų bei NFT prekyba. Per 15 sekundžių išvardinau net 8 skirtingus būdus, kaip galima tapti kriptomilijonieriumi. Dabar tik reikia atsirinkti tinkamus informacijos šaltinius, kurių pagalba pirksime lambus. Netrukus pasidalinsiu, kokie mano manimu yra geriausi būdai ir kur slypi naudingiausia informacija, bet pradžiai pradėkime pamastymus nuo naujienų tinklapių. Yra tokia svetainė cryptopanic.com, kuri sutraukia informaciją iš pagrindinių naujienų portalų, tokių kaip Cointelegraph, Decrypt, NewsBTC ir panašių svetainių. Jei atkreipsite dėmesį į šį stulpelį, tai jis rodo prieš kiek laiko pasirodė straipsnis. Matome, kad paprastą dieną, kai net nevyksta jokių didelių naujienų, išeina virš 100 straipsnių. Jei nepatinka skaityti ilgų straipsnių, galime sekti naujienas anksčiau vadintame Twitteryje, o dabar jau X socialinėme tinkle. Apie tai jau turiu padaręs video. Jeigu nepamiršiu, kelsiu viršuje išlendančią nuorodą į tą vaizdelį. Spėjama, kad su kriptovaliutomis susiję postai gali sudaryti net iki 10% visų pranešimų. Tai reiškia, kad kas 10 pranešime galime rasti paminėtas kriptovaliutas. Na, ne veltui yra toks terminas kaip kripto Twitter. Jei jau kalbame apie skaičius, tai paskaičiuokime toliau. X tinkle per dieną būna apie 500 milijonų naujų pranešimų. Jei su kripto susiję būtų bent 1%, tai reikštų 5 milijonai postų per dieną. Šios pavyzdžius pateikiau ironiškai ir tikiuosi pavyko perteikti esmę, koks yra neįtikėtinas informacijos perteklius. Aš puikiai suprantu, kodėl daugelis žmonių net nesistengia domėtis kriptovaliutomis. Pradžioje tu net nesupranti, kas tas bitkoinas, kuo jis ypatingas ir tik pradedi domėtis vienu dalyku, visi aplinkui jau šaukia pirk šibą. Maskas kalba apie šibą. Gerai, nusipirkau aš tą šibą, bet nesijaučiu niekiek turtingesnis. Taip ir vyksta nuolatinis pelno vaikymasis, nespėjant niekur uždirbti. Esmė tokia, kad jei visi apie kažką kalba, tai tu jau pavėlavai. Ne veltui yra taisyklė. Jei atėjo laikai, kai apie bitkoinus tau aiškina tave vežantis taksistas, vadinasi artėja kritimas. Gali išsipardavinėti ir nusimti pelnus. Turiu vieną klausimą. O tu maždaug įsivaizduoji, kiek laiko užtrunka kriptovaliutų bullruno vakarėlis? Nekalbu apie tą laiką, kai linijos po truputį kyla. Aš turiu omenyje tas neįtikėtinas laikotarpis, kai visi save laiko ekspertais, kai kyla viskas, ką bepirktum, kai lietuvis per 18 minučių pritraukia 36 milijonus dolerių, kai tavo buvęs klasiokas pasakoja, kaip uždirbo 10 štukų per savaitę, ar kažkoks vaikas įdėjo $100 į visišką skemą pavadinimu Cam Rocket, už kelių dienų išsiėmė $25,000. Dollar bills, y'all. Pasižiūrėkime į seną gerą istoriją, nes kriptovaliutos yra kaip amerikietiški kalneliai. Po kiekvieno kilimo ateina kritimas ir atvirkščiai. Kainos juda ciklais ir iki šiol neįtikėtinų tikslumų viskas kartojasi. Taigi paskutinis bullrunas buvo 2021 metais, o prieš tai 2017 metais. Kad suprastume, kiek užtrunka tas vakarėlis, kai sninga pinigais, pamatuosim laiką, kuris truko nuo pasikartojusios 2017 metų all-time high bitkoino kainos iki šių laikų ATH viršūnės. Grubiai žiūrint, matome, kad tai buvo metai laiko. Taigi galimai ir vėl turėsime tik metus laiko per ateinantį šuolį, o ar greitai jis ateis? Daugelis spėja, kad jau šiais metais pramušime buvusią 69 000 viršūnę. Dabar, net kai atrodo, jog niekas nevyksta, mes jau atšokome 250% nuo dugno. Tiesiog noriu, kad pagalvotumėt, kiek mažai laiko liko net ne iki kito kilimo, bet iki vėl kelis metus besitęsiančio kritimo. Todėl, jei dabar nepasinaudosit šansų sudalyvauti Balrano vakarėlyje, kitas toks šansas bus po nemažiau nei 5 metų. Ir kadangi rinka dabar atėjo rimti žaidėjai su trilijonais savo kišenėse, aš spėju, kad nebeliks tokių didelių kainos svyravimų, viskas bus panašiau į akcijų rinką. Gerai, grįžkim porą žingsnių atgal. Tai kas visgi yra tas geras informacijos šaltinis? Gal socialinių tinklų bendruomenės yra išeitis? Ir šioje vietoje aš galiu kuo puikiausiai pakomentuoti iš savo patirties, nes nuo 2017 metų esu įkūręs vieną didžiausių Facebook'o kriptovaliutų grupių Lietuvoje. Per tuos 5 metus mačiau tikrai ne vieną žmogų, kuris dalinosi taikliomis rekomendacijomis, kuri valiuta šaus į viršų, koks naujas ICO padarys bent 10x, buvo net profesionalių analitikų įgijusių patirtį akcijų biržoje ir stulbinančių tikslumų, prognozuojančių, kur kripto kaina judės po mėnesio, ar kada tiksliai galima pirkti ar parduoti. Bet su laiku tokių žmonių vis mažėjo. Kai kurie dabar viską stebi tiesiog iš šono, kiti susirado panašiai mąstančius ir pasitraukė į uždaras grupės. Ir tai būna su visais bent kiek protingai dėliojančiais savo mintis. Kodėl? Paprasčiausiai todėl, kad nėra jokio atlygio. Dažnu atveju netgi tenka gaišti laiką ir veltui ginčyti su visų galų ekspertais, kurie mėgina tau įrodyti, kad linijų paišymas grafikuose neveikia, nors patys turi patirties tik statybose. Dirbti statybose nėra nieko blogo. Tiesiog šiuo pavyzdžiu noriu pasakyti, kad jei kalba savo srities ekspertas, kartais yra geriau padėkoti ir pasimokyti iš to. Bendravau su ne vienu žmogumi, kuris dalinosi puikiomis įžvalgomis. Ir visų jų atsakymai buvo panašus. Visada patikdavo tavo analizės 2017 Facebook grupiai. Gaila nustoji rašyti. Tai kad pilna dalbajobų komentuojančių belė komentuoti, paskui po 3-5 dienų rodai tam durnelių screenshotus, kad pelnas buvo, o jis toliau belė ką komentuoja, kad aš neteisus buvau. O jeigu ir teisus būni, tai niekas ačiū už tai tikrai nepasakys. Tai kam apsikrauti
gauti neigiamą energiją. Manau, kiekvienas gali įsivaizduoti, kaip tai turėtų varginti, kai stengiasi kitiems padėti, paaiškinti ir ant lėkštutės paduoti lengvą pelną. O vietoj ačiū tiesiog gauni komentarą kaip po Delfi straipsnių. Nenusišnekėk debilas, jei tai būtų paprastai, visi būtume turtingi. Taip, visi būtume turtingi, jei visi pasinaudotume tinkamai šansais, o ne mosikuotumėmės pimpalais komentaruose. Tai gerai, ką tada daryti? Visų mūsų tikrai niekas nepriims į uždaras grupės, nes reikia kažkokias žinias įnešti, kad gautum kažką atgal. Jeigu tu žinių neturi, lieka mokamos grupės. Vieni dirba su informacija, kiti moka pinigus, kad ją gautų ir nereikėtų patiems daryti analizių. Bet ar tikrai ten pateikiama naudinga informacija? Jei kalbėsime apie kripto signalų grupės, tai labai taiklus apibendrinimas yra toks. Šį kartą išbandėme Oskaras kripto signalus. Iš esmės visas šitas treidinimas buvo smaukimasis vienoje vietoje. Keli signalai paeina, keli nepaeina, pliusai maži, losai dideli. Esmė, kad dažnai tokias grupės įkuria žmonės, kurie žino, kaip daryti reklamą, o ne tie, kurie iš tiesų domisi apie kriptovaliutas. Visų pirma, tai dažnu atveju grupės perpardavinėjančios užsienio grupių signalus pačios nedaro jokio darbo, tiesiog persiunčia tai, ką gauna. Tie signalai, kaip ir yra geri, dažnai netgi analizuoti tikrai savo darbą išmanančių žmonių, bet problema ta, kad tas pats signalas yra parduotas jau šimtam žmonių ir iki tol, kol pasiekia tave, tu jau net neturi progos nusipirkti už rekomenduojamą kainą. Po visko skaičius pamatai gražius, atrodo logiškas patarimas buvo, tik šį kartą nespėjai. O realybė tokia, kad net neturėjai šansų užeiti prie reikiamos kainos. Antras dalykas. Patariama naudoti leverage, kas naujokams yra pats pavojingiausias dalykas. Jei nežinot, kas tai yra, įsivaizduokit kriptovaliutas kaip ruletę. Ir kazino jums pasiūlo 5 kartus padidinti jūsų laimėjimą, pridedant papildomą langelių skaičių. Taip, jūsų laimėjimas bus žymiai didesnis, bet šansai laimėti stipriai sumažėja. Taigi, jei esi naujokas ir nori naudoti leverage, geriau jau supras, ką darai, arba eik pamėtyk eurus į aparatus. Bent linksmiau bus. Muzikėlė pagros, visokios lemputės pamirksės, o rezultatas tas pats. Tai negi visos grupės yra blogos. Tikrai ne. Lietuvoje turėjome gerų kripto mokymų ir uždarų grupių. Svarbu, kad žmonės, kurie tuo užsima, pirmą pradėtų domėtis kriptovaliutomis, o tik vėliau pardavinėtų informaciją ir jokių būdų netvirkščiai. Nesame mes kažkokie išskirtiniai, gerų ir blogų grupių yra ir užsienyje, kaip pavyzdžiui ši grupė. Kaina $225 mėnesiui, turi pilną narių, bet iš atsiliepimų matome, kad informacija nėra tokia jau patikima. Tai kokiagi ta išeitis? Viskas paprasta. Norint gauti neeilinius rezultatus, reikia imtis neeilinių sprendimų. Ai ne? Reikia surinkti komandą kriptovaliutą suprantančių žmonių, mokėti jiems algą, kad būtų normali motyvacija, prenumeruoti keliasdešimt mokamų grupių ir visą informaciją susisteminti ir pateikti tik tai, kas svarbiausia. Būtent tokią privačią grupę aš noriu padaryti. Grupė būtų uždara ir mokama. Akivaizdu, kad niekas nenorėtų iš savęs kas mėnesį išleisti kelis tūkstančius eurų tik informacijos šaltinių ir ją dalintis nemokamai. Turinį pateikčiau visiems suprantama kalba, kaip kad darau ir su savo video YouTube'e ar pranešimais Facebook grupėse. Informacijos būtų skirtingi kanalai. Tiem, kas turi noro pasiskaityti analizės, tikrai būtų ką veikti. O tie, kurie neturi laiko, bet nori laikyti pirštą ant rinkos pulso ir gauti tik atrinktą informaciją, kur ir kas gali padaryti kelis iksus, taip pat būtų viskas paruošta. Patys suprantat, kad nebeliko laiko švaistyti. Net nepastebėsim, kai apie bitkoinų investavimą ir vėl pradės mokyti per televiziją. Ir tai bus ženklas, kad jau per vėlu. Todėl reikia pradėti jau dabar. Suprantama, kad norint sėkmingai dalyvauti rinkos judėjime, reikia viską suprasti. Todėl būtų daromi ir mokymai, kurie jau įskaičiuoti į narystės kainą. O jeigu vis tiek kiltų kokių klausimų, visada galėtų padėti kompetitinga komanda ar kiti grupės nariai. Iš karto pasakysiu, čia nebus tiesiog signalų grupė, kurioje pateikiama kaina, kada pirkti bitkoinus ir kur nustatyti stop loss. Mano tikslas koncentruotis į naujų projektų paiešką, tai gali būti altcoinai, shitcoinai, airdropai, NFT ir taip toliau. Pagrindė tokie dalykai, kurie gali neadekvačiai daug uždirbti, palyginus su investicija į juos. Prie to pačio bus ir rinkos analizės, kur žiūrėsime, kas gali turėti įtakos kainų judėjimams. Mano tikslas rinkti ir pateikti tokią informaciją, su kuria visi turės lygių šansų užsidirbti, o ne tik tie, kurie pirmi pamatys postą. Kitas dalykas, stengsiuos informaciją pateikti lietuviškai, bet visi tinklapiai, projektai ir įrankiai yra anglų kalba. Todėl, jei nemokate angliškai, viskas bus žymiai sudėtingiau ir ši grupė gali būti ne jums. Ir paskutinis įspėjimas, garantuoto pelno nebūna. Rizika yra visur. Žmonės praranda pinigus net ir kaupdami jos pensijų fonduose. Prisijungti turėtų tik tie, kurie supranta, kad kriptovaliutos yra kaip loterija. Visada gali ne tik išlošti, bet ir prarasti pinigus. Darysiu viską, kad taip neatsitiktų, bet jei tau tokia rizika atrodo per didelė, siūlau ne tik neprisijungti prie grupės, bet ir apskritai apsvarstyti investavimą į kriptovaliutas. Ar grupė jau yra? Ne, dar nėra. Bet čia geriausia naujiena tau. Kadangi aš tikrinu idėją, ar atsirastų norinčių keliauti kartu, pirmiems nariams visada reikia pateikti patraukliausią planą. Todėl siūlau prisijungti už vienkartinį mokestį, kuris bus apie 400 eurų. Suprantu, 400 eurų tikrai nemažai. Galima mėnesį rūkyti aikus po 2 pakelius į dieną už tokius pinigus. Bet leis paaiškinti, kodėl būtent tokia kaina. Pirma, jei rūkai, tai puikiai proga mesti ir išsitaupytų pinigų, narystė tau nieko nekainuos. Neįtikėtinas palyginimas. Žinau, pats net nustebau, kai sugalvojau.
Nice. Antra ir gerokai rimtesnė priežastis – grupėje informacija bus analizuojama ne tik iš viešų šaltinių, bet ir iš geriausių mokomų grupių, būtent tų, kurios kiekvienos kaina yra virš $200 mėnesiui. Tad, jei norėtumėt patys tiesiog prieiti prie tokios informacijos, jums tai kainuotų virš $4000 kiekvieną mėnesį. Trečia priežastis – kadangi kiekvieną dieną informacijos srautai bus milžiniški, viskam apdirbti reikės komandos. Žmonės, kurie bent kažką supranta, nedirba už dyką. Norint, kad darbas būtų atliktas, reikia mokėti. Taigi dabar jau atrodo, kad planuojamas vienkartinis mokestis nėra pakankamas projektui išlaikyti visus metus. Tai žinoma, kad nepakankamas. Todėl ir sakau, tai yra geriausias pasiūlymas, kokį galėjau sugalvoti tik pirmiems nariams. Vienkartinė kaina galioja tik tol, kol grupė kuriama, o ateityje, kai viskas veiks, nauji nariai turės galimybę prisijungti tik mokėdami mėnesinį mokestį, kuris sieks bent $100. O tau siūlau susimokėti vieną kartą ir pamiršti apie tai. Net jei šiuo metu tu ir neturi laiko domėtis kriptovaliutomis, galėsi skirti daugiau dėmesio vėliau per aktyvios rinkos laikotarpį, o mokėti jau nebereikės. Planas nėra tiesiog susirinkti vienkartinį mokestį ir galvoti apie kitus projektus. Pagrindinės pajamos planuojamos iš mėnesinių narysčių, kad galėčiau visą savo laiką skirti kriptovaliutų rinkos analizai, šiai grupiai ir komandos plėtrai. Todėl narysčių su vienkartiniu mokesčiu skaičius yra ribotas iki 100 vietų. Tai yra unikali proga prisijungti su tokia milžiniška nuolaida. Ir ji daugiau niekada nepasikartos. Jeigu nori turėti nesąžiningą pranašumą užsidirbti, gauti aukščiausio lygio informaciją ir kad tau būtų viskas išaiškinta suprantama kalba, apsilankyk pagal šią nuorodą, įvesk savo kontaktus ir viskas, ką reikia žinoti apie būsimą grupę, tau bus pranešta, kai surinksiu reikalingą narių skaičių. Nepraleisk progos prisijungti, nes ir vėl liksi tas, kuris tik kalba, kad apie bitkoiną girdėjo jau senai, bet nieko iš to nepadarė.